Sveiki gerbėmėjai. Sabah al-khair. Kalbėsime šiandien apie rytų kultūrą. Čia yra gitara, čia yra setara arba setar. Nereikia maišyti su sitar. Sitar reiškia 30 stygų, setar reiškia 3 stygos. Derinimas čia yra paprastas. Do, sol, do, do. Šita styga yra dronas, nes dubliuojasi su pirma. Čia yra mi, si, sol, re, le, mi. Jeigu imtumėm oktavą nuo čia iki čia, yra 12 gaidų. Jeigu čia paimtumėm oktavą, yra septyniolika gaidų. Taigi šitoj persų gamoj yra 5 gaidom daugiau. 5. Ketvirtoniai. Koron. Ketvirtonis į apačią. Sori. Ketvirtonis į viršų. Balalaika. Pirmosios balalaikos buvo 2 stygų apvalaus korpuso. Kartais vadinasi balabaikos. Tai tik pavadinimas. Realiai instrumentas buvo labai panašus į šitą, tik tai 2 stygos vadinasi dotar. Taigi balalaikos tėvas yra dotaras ir balalaika, tokia kaip mes ją šiandien pažįstam, buvo užpatentuota Vokietijoje 1887 metais. Taigi pakankamai naujas instrumentas. Ispaniška gitara senas, pats seniausias yra setaras ir tie ketvirtoniai, jie skamba keistai. Pavyzdžiui, būtų galima kažką tai sugroti. Prieikarčiau. Taigi šitas instrumentas gali sugroti beveik viską, ką galima sugroti su šito instrumentu, bet šitas instrumentas negali sugroti visko, ką gali sugroti šitas instrumentas. Taigi kultūros yra skirtingos, jas reikia pažinoti. O čia buvo muzikos pamokėlė, juokauju. Puikus oras, gražios jums dienos.